Na ką, labutis, turbūt nesitikėjote manęs išvysti tokios, kaip sakant, nusivaliau jau makiažą, viską, guliu lovui ir galvoju, ką čia dabar paveikus, vienu žodžiu. Galvoju, reikėtų gal su jumis šiek tiek pašnekėti. Tiesiog nebūtinai tie mano video, aš kažkaip pradėjau galvoti apie savo video, kad nebūtinai tie video turi būti visą laiką ten pasidažiusi ir, vienu žodžiu, tokie polished jau. Esu paprastas žmogus ir tiesiog galiu ir lovoj gulėti ir kalbėti su jumis. Ta prasme, vienu žodžiu, tiesiog galvoju, bus paprastai. Noriu tiesiog paprastai pasidalinti su jumis savo mintimis apie gyvenimą, vienu žodžiu. Ką, užsimaniau valgyti kaip, tai va, vyšnės valgau, kauliukai šalia, bet skanios tokios, kur aš jas pirkau, Aldi pirkau, vienu žodžiu, neorganinės, ne kaime kažkur augintos, bet vis tiek, vaisius, tikrai skanios jos, kažkaip. Na ką. Norėjau nagus dar susitvarkyti, nes dabar keletą dienų stengiuosi nelakuoti nagų, nes žiūriu, aš ir naudoju tą base coatą, bet vis tiek, kad ir naudoju, vis tiek va jie tai pageltonuoja, matot. Nors jeigu nenaudočiau base coato, tai man iš viso tie nagai tokie atrodo geltoni, tokie nesveiki. Base coatas apsaugo, todėl tikrai patariu naudoti base coatą, nors aš ir naudoju, bet vis tiek va būna. Nebūna tokia sveika spalva, jeigu kiekvieną dieną lakuojamės su nagų laku. Lai parodysiu, va medutė guli šalia, čia tabletę pasidėjusi esu, kad, žiūriu visokius video, vienu žodžiu. Kur ta medūza? Medūza, kur tu? Kaip jinai guli? Taip. Nosytėse spaudusi. Košio medūziau. Kas tave prižadino? Mamytė negera prižadina vaiką. Vaiką prižadina mergaitė. Miegok. Va, vienu žodžiu, medutė va toliau guli. Tai va, aš irgi va guliu. Kas medūziau, kas? Jo. Žam apsimoviau šiandien šortukus ir tokią maikutę va. Žodžiu, nes vasara, šilta yra, šiltą kaldrą turiu. Dabar kažkaip, man rytais būna jau kažkaip šalčiau kažkaip būna, bet vakare šilta. Žodžiu, ką dar norėjau pakalbėti apie vyrą savo. Kadangi gavau čia tokį komentarą lygtais kažkokį, kad, žodžiu, aš netaip supratau, galvoju, gal kas nors netaip suprasit, kad mano vyras tipo blogas ar kažką žmogus. Jis taip paprastas, iš tikrųjų geras, jisai geras vaikinas, nieko gyvenime blogo nepadarė. Bet mes esame skirtingi, iš tikrųjų žmonės, tikrai gan skirtingi žmonės esame. Bet mes susitokėme, kai mums buvo po 22 metus ir aš sakiau, kad mes 10 metų susitokėm. Iš tikrųjų ne 10, 11, aš pamiršau, kad man 33 metai. Aš pagalvojau, kad man 32 metai, man 33 jau. Tai vienu žodžiu, balandžio 5 mes susitokėm, kai buvo 22 metai mums. O dabar jau 33, tai jau balandžio 5 buvo jau 11 metų, kaip mes susituokėm.
Tai, bet iš tų 11 kažkur daugiau negu 4 metus mes esam ne kartu. Taip, bet mes visą laiką, kad ir mes gyvenom atskirai, tam pačiam miestelėje viską, bet mes visada palaikėm ryšį. Mes visą laiką susitinkam, tai arbatos atsigeriam, tai, nežinau, turim bendrus draugus iš tikrųjų. Ir kažkaip visada palaikydom ryšį. Daugiausiai nesam matėsi per tos 4 metus gal 2 savaitės, savaitę, nedaugiau. Mes visą laiką kiekvieną savaitę maždaug susitikdavom, tyčia ar netyčia, mes bent mieste susitiksim, ar aš kažko įsiu, kažkaip mes tai šunis augindavom, tai kažkas bendro būdavo, nežinau. Ir dabar, kaip jis čia buvo išvažiavęs į Lietuvą, aš kažkaip, jis žadėjo čia nebegrįžti jau. Dėl to tame video ir sakiau, kad kaip liūdna, kad, žinot, kad žmonės įsiskiria ir panašiai. Nes iš tikrųjų prie jo buvau pripratus, kad ir mes ne kartu, bet buvau pripratusi, kad jisai čia yra. Man tiesiog to užtenko, man tiesiog to užtekdavo, kad jis tiesiog čia būdavo ir viskas. Na, vien žodžiu, o taip išėjo, kad jisai grįžo susilūžusią koją, tai ką daryti, reikia padėti žmogui, bet iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kai jisai grįžo ir nežinau, pagės išvažiuos, nežinau, tegul važiuoja iš tikrųjų. Aš pririšus nelaikiau ir nelaikysiu nieko, o padėti žmogui man tikrai malonu. Geruoju prisimins, bent jau, o kokia ateitis bus, mes niekas nežinom, ta prasme, nežinau. O ta prasme, kaip sakiau, mes esam tokie skirtingi žmonės gan. Bet aš galvoju, kad su amžiumi kažkaip mes susitapatiname vienas su kitu, nes ta jaunystė būna, kiekviena savo principus norim parodyti, kas teisus, kas paskutinį žodį ištars. Aš irgi būdavau tokia arši, greit supykstu, greit atleidžiu, tokia, ta prasme, kas aš čia, žinai, aš visada teisi, taip, aš manau, daugelis moterų nori būti teisios ir ta prasme, kai koks ginčas būna ar ką, tai ta prasme, nenorim pripažinti, kad mes čia jau neteisios esam. Bet aš, pavyzdžiui, kartais galiu pripažinti, vat aš neteisi esu ir kas, tai kaip tik gražu, kad aš gerai pripažinau, kad aš neteisi, aš tikrai pamatau savo klaidą, kad aš buvau neteisi. O anksčiau, kad ir aš žinodavau, aš neteisi, bet man jau gėda pripažinti, kad aš neteisi, aš jau stengiuosi kažką sugalvoti ant jo, kad jisai, ta prasme, būtų kaltas. Ne, vienu žodžiu. O su amžiumi kažkaip, nežinau, ateina tas supratingumas kažkoks. Vienu žodžiu, tai va. Nežinau, jeigu jums neįdomu čia klausytis mano blizgavojimų, tai nesiklausykit. Čia toks video, tai toksai mano pakalbėjimų, kaip sakant. Ir manau, ne vieną tokį video darysiu, kur tik tais sakysi savo mintis ir panašiai. Tai va. Noriu miau biškį. Tai va. Tikiuosi, tai baisiai netrodau. O kokia jau esu tokia, jau kitokia nebūsiu, ta prasme, negerai atrodau, tai negerai atrodau. Jau, ką padarysi. Tai va. O svoris ką, kaip nukrito iki 70, taip ir laikosi svoris 70, bet iš tikrųjų ir normaliai, kad laikos, nes aš ir daug valgau. Mes čia darėme, kaip sakiau, burgerius, bet pamiršau paminėti, kad mes nepaprastus burgerius čia darėm kelias dienas iš eilės, bet veganiškus burgerius. Ta prasme, be jokios mėsos, be ten jokio sūrio, su daržovėm, su marinuotais agurkėliais, bet juose yra daug druskos, todėl druska kaupėsi kūne ir todėl kartais galiu išrodyti patinės biškį, jeigu druska užsilaiko. Na ir žinoma, burgerinės bandelės, jos nėra sveikiausias dalykas ir jos turi gliuteno, kuris man nėra gerai, nuo jo man būna slenka plaukai, dėl to gliuteno ir praradau daug plaukų, bet kartais jeigu suvalgysiu, tai man nieko tokio. Na, ta prasme,
vyras grįžo, tai jau galiu kimšti viską. Juokauju iš tikrųjų, tai čia pirmom dienom biškai sau leidau, bet irgi stengiuosi vakarais nevalgyti, kaip matot, sakiau, pasėmiau vyšnį, nes jeigu sakau, norėsiu valgyti ar ką. Tai va, svoris laikosi 70, bet aš ir nesportuoju, nors iš tikrųjų daug darau namuose ir siurbliuoju dabar, ne tik savo namus turiu siurbliuoti, bet ir garažą siurbliuoju, tai garažą tenais. Vien žodžiu, neina paties tokio kilimėlio, nes taip duris atsidaro ir stumia viską, tokio kilimėlio reikia labai plono. Ir vienu žodžiu, kai tik įeini į tą garažą, į tą kambarį, ne garažą, į vienu žodžiu kambarį, įeini ir tiesiai viskas nešasi, visi akmenukai, visas purvas iš lauko, tai žiauriai, kiekvieną dieną reikia siurbliuoti, reikia plauti. Tai tai sakau, nusidirbu, tai žiauriai. O ką jis net negali pastovėti ant vienos kojas, aš sakau, gal bent indus išsiplauk. Sako, kaip aš, sako, neina, iš tikrųjų neina, nes turėjo tikrai gan didelę operaciją. Jam koja laikėsi tik tais ant mėsos. Net tie kaulai, ta prasme, jam per lankstimą per čiurną, kaip vadinasi ta koja, kaip yra. Žodžiu, kaulai nuėjo iš viso, iš šono kažkaip ten. Ir gavo dėti geležis iš vienos pusės, ten tokio dydžio, ten susmaigstė, o iš kitos pusės irgi. Tai iš dviejų pusių yra geležis tokie, mačiau nuotrauką, čia kai darėm. Tai vienu žodžiu baisu ir tai po pusę metų vėl gausi išimti gaus operaciją daryti, išimti tos geležius tipo. Tai tikrai niekam nelinkėčiau tokios operacijos ir tokių kančių, žinai, sakė, skauda, žinai, ta koja ir ištinusi čia buvo ir siūlus dar čia traukiam, čia jis, nežinau, tipo daktarai ištraukė, bet sako, tipo gali likti, taip, vienu žodžiu, čia nesenai patys traukiam, dar siūlų ten kiek buvo likę, taip pačiupinėję ir ištraukė siūlą. Vienu žodžiu, apie operacijas čia jums pasakoju. Bet toks gyvenimas, toks gyvenimas. Miego biškai jau noriu. Tai atsiprašau. Tai ką dar čia jums papasakot, žiūriu, kiek čia aš kalbu, jau beveik 10 minučių. Gal užteks čia man kalbėti apie tą savo vyrą. Kaip matote, mes miegam kaip ir anksčiau miegodom, taip ir dabar miegam abi su medute. To lysim po kaldrytę. Žinutės pareina. Kažką dar paeisiu pažiūrėti, kažką. O video kelti negaliu, turiu dar 2 video padariusi apie kaukės. Ten, kad viena kaukė man nepatiko, ta Organ Oil, ta paprasta. Patiko iš Organics. Ir po to dar, kur kosmetinė raudona, esu 2 video jūsų padariusi ir viską sudėjus kaip noriu, tik tais reikia įkelti YouTube, o negaliu įkelti, nes kas čia yra, vakarais man internetas neveikia, bet kompe neveikia, o tabletė veikia. Vienu žodžiu nesuprantu, kas vyksta. Nesąmonė, kompas kaip tik tais vakaras, taip jisai užlūžta su intiku, o tabletė gražiausiai veikia. Žodžiu, nesuprasi. Eisiu jau aš liuliuko, miegutuko eisiu, miegoti. Tai ką? Labanakt. Labanakt visiems.